Sveikinimai su pergalė, koks būtų jūsų trumpas komentaras apie šios dienos rungtynes? Ačiū už sveikinimus, bet džiaugsmo kaip ir neteikė tas laimėjimas, nes tikrai mūsų žaidimas buvo tragiškas, sakyčiau. Prilyginu U12 komandų žaidimų. Prieš rungtynes akcentavote, kad klaidos kiša jums kojas, tai šiandien aišku mažiau padarėt negu 56, tačiau vis dar daug. Kas sąlygoja tas tikrai, kartais labai apmaudžias klaidas ir tokias lygioje vietoje? Nežinau, koncentracija, gal nesusikaupimas, gal tiesiog jas išmušė jūsų televizija, kaip aš sakau, šiandien jos pasimetė. Tiesiog, nežinau, žiūrėsim video, spręsim, matysim, taisysim klaidas. Rungtynes baigėte žaisdamos daugumoje 5-4. Ar ir tas be abejo leido jums perlaužti ir galiausiai laimėti rungtynės, jeigu vis tik būtų tekę žaisti 5-5, ar rezultatas būtų kitoks? Aš manau, Alytaus Naidų.